Atsipalaiduojam. Susikoncentruojam, pamatom save, kaip visas kūnas atsipalaidavęs. Ir visi susitinkam kvantinėme lauke, besąlyginiai meilė, prisipildom šviesos, daug šviesos, meilės. Ir kurį jau dabar pavedu parodyti vieną iš laikotarpių, momentų, kiekvienam, kuris yra šitoj dabar praktikoje, kuri yra susijusi su konkrečiai nepriteklium, su finansais. Kažkas yra susijęs su finansais ir kas turi didelę reikšmę dabar to žmogaus gyvenime, to, kuris klausosi iš tos praktikos. Parodyk tai žmonėmis, frazėmis, prisiminimais, vaizdiniais, visiškai nesvarbu kaip. Tiesiog matyk, galbūt priešais tave atsiranda mažas vaikas ar kažkokio tai amžiaus vaikas. Pažiūrėk, kaip jis atrodo, ar jis liūdnas, ar jis linksmas, ar be emocijų. Jeigu tu matai, ką nors paklausk, kokią žinią turi tau, ką tau nori pasakyti. Jeigu jis blogai jaučiasi nemylimas, apkabink tu jį ir pasakyk, kad jis labai mylimas, labai mylimas. Pripildyk jį besąlyginę meilę. Jeigu tai yra frazė, siųsk jas į aukščiausią sąmonę.